Mes antrą kartą žaisim Skibo Dobby. Jei. Varom. Varom. Taip, kol kas čia easy viskas. Jo. Kol kas čia easy vis. Tikrai easy, kai aš pasakau easy, tai aš nukrentu visą laiką. Jo. Spinninam gal kažką gero gausim. Kas čia? O, labas. Hello. Labas. Iki pavešiu. Pat. Iki pavešiu. Keista, kad dar vis nepaklausė, kaip aš su tavim kalbu. Tai bro. O tai... Tai braugi, mes susiskambinom, ne? A tu įsihakinai į skambutį. Įsihakinau į skambutį. Tikrai. Tikim. Patikėkime mes juo tik tai. Mes tikim juo. Aš tikrai įsihakinau. Mes tavim tikim labai. Kodėl čia Ice klubas yra didžiulis? Kuris vos manęs nenutirinkė. Aš tave jau aplenkiau. Jo, tai ir ką? Aš tai bent bandau kokį borodą geresnį gaut. Tu tai savo gold šimpanzinį bananinį bandai gaut. Jo, bet... Kuris man atrodo net nebus geras. Aš su juo turėčiau būti žiauriai greitas. Nu, aš nemanau. Bro, tas dalykas greitesnis už Max, už visą tą eilutę, tu matai? Ir... O, pasižiūrėsiu, koks jo speedas. Jeigu čia, tipo, apgaulė, ką? Varodas, kad čia toks didelis, kad... Žiūrėk, tipo, aš pasileidžiu ir man sako God, šimpanzinį bananinį. Realiai gal geresnė, reik man borodo. Bro, eggboardą, sakai. Aš turiu eggboardą. Tai kiaušingalvio bordas. Pono kiaušinio... Manau, turėtų tikti prie šito baterijų. Tu dar tik ten? Aš jau 8% nuėjau. Tai bro, aš biški turėjau norėjau užsidėt. Kurį ką tik nusipirkau. Kiek kainavo ir koks trailas? Nu, šiaip man visai nieko fire trailas su Nitro borodu. Nes tipo ant Nitro borodo yra fire. Tai... Man trūksta 2 trailų. Aš turėsiu visus trailus. Kodėl? Nežinau, ką tik išleidau 5000, kad nusipirkti trailus, bet turiu visus trailus. Nors tu taupėjai, aš žinau, kam tu taupėjai. God, šimpanzinį bananinį. Bro, mane tas invite to duel biški sustabdė. Nori duelint? Ne. Mane tyčia įsijungia. Tu kažką invaitinai į duelą, gal mane, nes jeigu mane, tai žinok tikrai akceptinčiau. Tikrai? Jo. Nes už jį duoda pinigėlių. Tipo. Nori? Ne, laimėsiu. Nebent tu man pasiduosi. O jeigu aš tau leisčiau pirmą kartą laimėti, o antrą kartą jau normaliai. Žiūrėk, jeigu po šito video aš tau leisiu laimėti, ar tau tinka, kad tada filmuosim video į mano kanalą, kur mes 1v1 duelą? Tai bro, o tai tau nereikia trečio pasaulio? Ar antro? Antro. Padarysiu atskirą video duelui. Aš nedarysiu. Tada aš tau neduosiu free wino. Ir gerai, nes free winas tik tada, kai aš duelinu, aš nenoriu duelinti. Tai... Leisti tau laimėti. O ką gauni už tai, kad laimėjai? Nežinau, aš esu nemažai žmonių duelinės.
O įsivaizduok, kad aš dabar invaitinčiau kažką į duelą, laimėčiau duelą ir tada dar tave aplenkčiau ir laimėčiau ir pasaulį pelnyčiau. Įsivaizduok. Nu, pabandyk. Ne. Kodėl? Kaput. Greičiausiai būtų kaput. Bet aš daug greičiau ir, nu, tai yra šansas. Ne dabar. Gal per kokį kitą video. Kai vėl pirmą filmuosim, nes tu vėl sugalvosim. Mes filmuosim, žinai, kiek serijų? Maždaug 60. 76 ar daugiau. Žinau, tikrai ne 100, kol kas tiek levelių nėra. 100 nufilmuoti serijų. Bet vienas video, vienas levelis. Jeigu Darius dirba ant šito žaidimo, tai reiškia, kad bus. Nu, arba galėti pasiklausti Gemini. Arba ChatGPT. Arba Cloud. Ne Gemini, o Gemini. 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 Labai. Gemini. 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 Gemini tai truputį kuku. Kiek tu procentų perėjai, nes aš tai... Kiam 6. Tai aš 30% už tave daugiau. Palauk. Gali tenai pastovėti vietoj. Ir kas bus? Nu, palauk. Tu turi daug labai skipų? Jo, labai daug. Kiek? 10. Aš čia jau gal 5. O tai tu visus panaudok, aš toliau varau. Jokauju 100. Ne, no way. Jokauju 20. Tai kiek iš tiesų turi? Pala, aš tiesiog pasižiūrėsiu leaderboardą. Jokauju 10 vėl. Tai kur rimtai, kiek rimtai, va, leaderboardas? 10. Tai gerai, panaudok visų 10 skimpų, vis tiek aš pirmas perėsiu čia. Nu, jeigu palauks, tai ne. Gavau 10 minučių skrydžio. Nu, tai tikrai laimėsi jau. Viskas. Galim video baigt. Ne, čia ne lenktynės juk. Aš tiesiog pirmas pereičiau. Ir ką, duelintum kažką, ne? Jaučiu. Gal tave. Mane? O norėtų po to, kad tau paeditinčiau video? Aha, duosiu. Pasižiūrėsiu, ar gerai editinė. Ir pabandysim... O galima smiley face kokiu uždėt kažkur. Kažkada. Jo, jeigu aš kažkokį jokingą smiley face lyg galvoju kažką pokštint. Tipo, per žaidimą, tipo pasakau, nu gal slepiasi šitą žmogelį. Tai bro, tu jau įkėlė tą video. Pasižiūrėkit jo video, ten naujas yra. Darius Geita kanalas rekomenduojamas labai. Labai. Jeigu nenorit manęs prenumeruokit tiesiog jį ir viskas. Man nesvarbu, ar jūs prenumeruojat, tad ne. Man svarbu, kad jūs jį prenumeruotumėt. Netikiu. Melagis. Čia žinok tiesa. Ai, nes tada aš tau mokėčiau pinigus, kai turėčiau pakankamai. Už tai, kad tu redaguoji man. Ne, tai žiūrėk. Visų pirma, jeigu, tipo, jeigu aš per 2 metus nesugebėjau subscriberių daug gaut, tiksliau peržiūrų daug gaut, tai tu sugebėsi per 2 metus. Ir kas bus? Aš noriu tau padėti, nes tipo... Ai, nes tada aš tave parekomenduočiau, jeigu realiai geras būtum labai youtuberis. Jo, ašgi tau padėti. Tu taptum populiarus. Nu. Čia biznio plan. Labiau su žiūrėtojais kalbėk, tai dabar gali kažką jam pasakyti. Jo, tikrai. Ką man kalbėti su žiūrovais? Tai, kas vyksta žaidime. Padarysim, tipo, kiekvienam video bus, tipo, toks klausimėlis, tipo, dienos klausimėlis, žodžiu,
Ką Jo. šiandien veikit, Va šitą. pakomentuok. Ką, nu, tipo, kuriam mieste jūs gyvenate, pavyzdžiui. Bro, tu žinau, dar žiūrėtojai pagalvos, kad tu koks vagis. Ai, Žiūrovai. galit, ai, žodžiu, šiandienos klausimas yra, Ir ar nedrįstu jūs turite tėvus? Gerai, juokauju. Čia truputį heito klausimas, galima sakyti. Jo. Biški kitoks, kitoks tada kitas. klausimas. Žodžiu, real klausimas yra, ką jūs valgėt pusryčiam? Aš tai pavyzdžiui, aš tai avižų košę su mėsa. Žodžiu, su sumuštiniais. Aš kiaušinienę su majonezu, kuriame yra svogūnų laiškai, dešrytę. Dar sumalta kiaušinienė su majonezu, kuriame yra svogūnų laiškai ir dar dešrytės į vidų įdėta. Prie makaronų papjaustytas. Va ką aš valgiau, pasakiau. Jo, bet tu nežiūrovas. Tugi nežiūri mano video. Nu, kartais pasižiūriu, kad žinot, ar man įdomu ar ne. Ir atsakymas neįdomu. Tai tu tiesiog pasižiūri, ką aš įkėliau ir viskas. Tu nežiūri tų video. Ne, aš buvau truputį pasižiūrėjęs, juk yra na restaurant ir ten kažką panosim savo. Gerai, va taip padarysim. Gerai. Tai ką man kalbėti su žiūrovais? Pasakykit. Tai kas vyksta, Patys žiūrovai, pasakykit, ką man su jumis kalbėti. Okay? Jo, kad labiau patiktų jo video žiūrėti. Aš įsivaizduoju po metų kokių 2. Ką įsivaizduoju? 2 youtuberiai kolebina kaip prieš metus. What? Tiksliau, prieš 2 metus. Žinai, kelintą aš pasaulį dabar darau. 3. 10. Nu, okei, bet po togi mes dar pas tave į kanalą šitą filmuosim. Tai... Jo, bet dar įkelinėsim ten viską, lelele. Jo, tai iš pradžių gal... Lazeriai kažkokie... O galėtum man paeditinti biškį video? Man patinka, kaip tu editinti. Nu, aš jau nustojau editinti, aš tiesiog tingiu editinti. Tai bro, o tu už ką editoriui mokėsi? Tokių pinigų. Šiaip tai turiu apie, nesakysiu kiek. Apie štuką. Nu kas tau, nesakyk, kiek aš turiu pinigų. Ar jau? Nežinau. Kur aš gyvenu ir apvoks. Nu, Šiaip tai tu feiką pasakyti, aš netiek turiu. Aš tiesiog ant bairio pasakiau šiaip, bet... Okay. Jo, bet gal daugiau nesakyk, nes dar sužinos, kur gyvenu ir apiplėš mane. Mano adresą tai jie nesužinos, nebent tu pasakysi. Jo, aš tai net nelabai žinau tavo adresą. Tai va būtent. O aš gavau double jumpą. Nice. Kodėl man nieko vertas? Minutės liko skraidimo. Varom. Infinite Flight būtų gerai. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai prenumeruokit, laikinkit, subscribinkit. Ir su jumis buvo Redvis IT ir Radis IT, viso gero. Aris Geita! Gerai, Redvis ir Radis Geita, viso gero.